Vakar draugės gimtadienį valgant tortą kilo diskusija, kad sveikuoliškas, bet daug kalorijų. Ar tikrai viskas apie kalorijas, gal laikas keisti dietinį mąstymą? Sveikai gyventi nėra sunku, kai nustoji galvoti apie tai kaip laikiną iššūkį ar griežtą apribojimų rinkinį. Viskas keičiasi, kai pradedi eiti žingsnis po žingsnio sveikesnės savo versijos link, be kraštutinumų, natūraliu būdu. Sveika mityba neturi būti ekstremali, sudėtinga, paremta griežtomis taisyklėmis. Mano požiūris į mitybą - tai nėra dieta. Tai yra gyvenimo būdas, kurį gali išlaikyti visą gyvenimą. Nėra jokių be laktozės, be glitimo, be cukro, jokių bulvių, nedaug dievę makaronų ar baltų ryžių. Ar draudimų, kurie ribotų tavo kasdienybę. Išimtis tik taikant gydomąją individualią mitybą, esant sveikatos sutrikimams. O visa kita - tai natūrali mityba, kuri nereikalauja sudėtingų receptų ar egzotiškų ingredientų. Tai, ką valgė dešimtmečius, yra pagrindas, kurį galima lengvai taikyti šiandien. Išmokus pagrindinius sveikos mitybos principus, jie tampa tavo kasdienybės dalimi ir išlieka visam gyvenimui. Nereikia griežtų ribų, tik sveikesni pasirinkimai, kurie palaipsniui tampa tavo įpročiu. Taigi sveikesnis gyvenimo būdas nėra tikslas, tai yra kelionė. Sveika mityba nėra tikslas, tai priemonė, kuri padeda gyventi kokybišką gyvenimą, išsaugoti sveikatą ir turėti energijos. Jei norite dietos, į mane nesikreipkite, išimtis tik tai gydomoji mityba, dėl jos taip pat galiu padėti.